Esame viename seniausių Melburno priemiesčių Senkildoje ir susitinkame su niekada nepailstančia Australijos lietuve Birute Prašmuntaite. Ar tiesa, kad Melburne gyvena 3 Lietuvos? Ne visiškai 5 milijonai gyventojų dabar. Esame Senkildoje, pavadintoje čia atplaukusio anglų karininko burlaivio vardu. Kadangi visai šalia uostas, tai buvo jūreivių ir laisvo elgesio merginų rajonas, kurį vėliau pamėgo menininkai, pankai ar post-panko muzikantai. Geras rajonas, bet aš asmeniškai naktimis nelandžiočiau ten. Bet kiti žmonės turistai labai mėgsta. Australijoje gimusi Birutė Prašmuntaitė, nors mokėsi dainavimo konservatorijoje, universitete studijavo matematiką ir psichologiją. Birutės mama Morta Prašmutas dalyvavo tuo metu ypač svarbioje socialinės moterų draugijos veikloje. Tėvas Karolis taip pat buvo vienas ryškiausių veidų Melburno lietuvių bendruomenėje. Taip sako, kad mūsų tėvai išvyko ne dėl to, kad norėjo išvykti, bet kad bijojo Sibiro. Pavyzdžiui, mano tėčio 3 pusbroliai visi buvo išvežti į Sibirą, o mama su savo mama ir broliu bėgo, nes jie buvo matę, ką jie darė ir kaip sakė, kad laukė sunkvežimiai prie bažnyčios ir tada, atrodo, karas prasidėjo ir jie bėgo, nes jie bijojo. Tai jie ne savo valia išvyko iš Lietuvos. Melburnas parkų miestas, teka Jaros upė, prie kurios atsiveria daugiaaukščių miškas. Kalbant apie pragyvenimo lygį, Melburnas lyginamas su Londonu, bet pradėkime nuo oro. O Melburne dabar birželis pirmas žiemos mėnuo ir vidurkis temperatūros dienos metu yra 14 laipsnių šilumos. O naktį šiuo laiku maždaug būna apie 8, o jeigu 4 laipsniai šilumos, tai labai šalta. Melburne per dieną pasikeičia 4 metų laikai, todėl vietiniai lietuviai mums patarė rengti sluoksniais. Sluoksniuotas ir pats miestas, tikra architektūrinių stilių maišalynė, nuo Viktorijos laikų iki dangoraižių, lyg lietuviška mišrainė. Ar teko valgyti tą lietuvišką mišrainę? O taip, aš moku padaryti vinigretą su burokais. O dabar trumpa pažintinė vietinės kalbos pamokėlė. Šyla, tai yra moteris. Blauk, vyras, tai tokie žodžiai. Aišku, gyvulių, kangūra, kukabūra. O kukabūra yra paukštis, kur eina. Labai reikia, mes kaip stovyklaujam, skautai, miške, girdisi kukabūra. Jis daugiau tokius garsus turi. Mes visi važiuojame su mašinom. Labai mažai vaikščiojam, ne kaip Lietuvoj, kur jūs labai daug vaikščiojat. Australijoje viskas toli. Pavyzdžiui, man važiuoti į lietuvių namus iš namų trunka apie 50 minučių. Atvykstame į Foknerio kapines, kurios panašėja į milžinišką parką. Kaltiniams vartams, atgabentiems iš seniausio Melburne žuvų turgaus, beveik 150 metų. Tai vienos didžiausių Australijos kapinių. Landšafto architektas orientavosi į Viktorijos laikų kraštovaizdį. Pačioje kapinių teritorijoje geležinkelio stotis. Mat prieš Antrąjį pasaulinį karą mirusieji čia buvo atvežami traukiniu. Įspūdingos rožių alėjos, kiekvienas rožės krūmas tai pelenų saugojimo vieta. Čia Birutė susitinka su seserimi Zita. Abi seserys ne tik lietuvių bendruomenės veikėjos, bet ir choro dainos sambūris dalyvės. Atrodo, mūsų jau laukia. Jo. Su Birute ir Zita pasivaikščiosime greta lietuvių išeivių kapų. Čia yra prelato Prano Dauknio kapas. Jis buvo mūsų klebonas daug metų. Jis buvo mūsų paskutinis klebonas, kunigas čia iš tų, kur atvyko
mūsų tėvų laikais. Jis buvo labai draugiškas. Aš sakyčiau, biški kartais per draugiškas. Petras Morkūnas buvo mūsų parapijos choro vadovas daug metų. Aš perėmiau bažnytinį chorą iš jo ir iki dabar vadovauju jam ir nebuvau užtenkamai griežtas repeticijose. O vienas ateina tuo laiku, kitas po 10 minučių, kitas po 20 minučių, arba iš viso neteina, nepasakydavo ir aš galvoju, reikia biškį daugiau drausmės tam chorui. Jis buvo dainininkas, solistas, okteto dainininkas, vadovas. Kol gali dainuok ir amžinai būsit jaunas. Pilki keleliai. Pilki keleliai dulka, pilki keliai, prie jų berželių pulkas, žali beržai. O kaip aš pasiilgau močių tavęs, kur tas kelelis ilgas mane nuves. Kur tas kelelis ilgas mane nuves. Irena Jokubauskienė mirė prieš metus, jinai buvo 103 metų amžiaus, o jos dukra Danutė Levickienė yra mūsų konsulė Melburne. Ir jinai buvo Irena menininkė, tapydavo paveikslus, daugiausiai gėlės. Tai čia Vaitekūnų, jų vienas sūnus, daktaras Andrius Vaitekūnas, išėjęs į pensiją, būnant 60 metų, nutarė eiti į kunigus. Ir mes praradom dainos sambūryje labai gerą bosą, Andrių. Vytautas Šalkūnas buvo mūsų karių ramovės pirmininkas daug metų. Pranas Vaseris, mūsų pirmas klebonas. Tas kunigas, kur dauguma mūsų amžiaus tėvus apžendėjo. Ir žinoma, tada, kai mes visi gimėm, tai jis mus yra pakrikštijęs. Ir jis labai mėgo unguriauti su draugais. Ir jis mėgo groti savo mandaliną. Tais laikais, kai įsikūrė parapijos choras, tai jie turėdavo vis metinį baliuką parapijos namuose. Atsimenu tą skautišką dainą, nors jis nebuvo skautas. Ten toli ošia žalia girelė, prie jos čigonai uria ugnelę, skamba gitarai, graužia trimitai, moterys šoka. Čia einant tolyn yra nemažai lietuvių. Tai pagrindiniai yra čia Burokai, ir tenai. Ročiai, Milvidai, Jankevičiai, Ragauskai. O čia dar vienas įdomus, mūsų pirmas Lietuvos garbės konsulas. Kęstutis Linikas, čia jo kapas. Iš Dzūkijos kilęs Kęstutis Lynikas, chemikas, pinigų banknotų specialistas, Lietuvos nepriklausomybės pirmaisiais metais daug prisidėjęs prie lietuviškų pinigų litų atsiradimo. Mes dabar važiuosime pas mano šeimos kapą. Tai čia matosi labai daug itališkų palaidotimą, tai jie mėgo tokius didesnius. O čia, kaip privažiuosime, yra Latvių katalikų kapai. Kaip matote, čia Latvių visi yra panašus. Taip pat čia palaidota ir 300 Latvijos ir Estijos esesininkų, pagarsėjusių sadistiškomis belaisvių ir žydų žudynėmis. Čia palaidoti ir šių legionų vadovai, kurie pabėgo į Australiją ir nesulaukė teisingumo. O mes kartu su seserimis Birute ir Zita keliaujame prie jų tėvų kapų, kurie ko gero vieninteliai apsodinti gėlėmis. Tai čia yra Morta Stakaitinė, Karolis Prašmitas ir Morta Prašmutienė. Ir kaip matote, mes kai padarėm naują paminklą, mes tulpes padarėm moterims, abiem Mortom. O tėtis buvo karys ir jis priklausė Melburne karių ramovei, tai mes ten padarėm ramovės simbolį. Neatvažiuojam dažnai į kapus, tai reikia tos gamtos, angliškai succulents ir cactus sodinti, kurie nebijo
kad nėra lietaus, kad sausa. Mama gimė ir jos tėvai gyveno Poviliškių kaime, kuris buvo nušluotas. Tai netoli Gruzdžių. Netoli Šiaulių. O tėvas tai Bernotų kaime, netoli Melagėnų, netoli Švenčionių. O tėvas buvo Vilniaus krašte, Lenkų okupuotoj Vilniaus krašte. Jis buvo Lenkų kariuomenėje ir jis buvo suimtas ir visą karą tada išsėdėjo lageryje Vokietijoje. Ir jis parašė į lietuvišką laikraštį, ieškant lietuviškos žmonos. Ir taip mama susirado. Ne per internetą, bet per lietuvišką laikraštį. Dėmesį patraukė ir kapai su įsmeigtomis vėliavomis ar prie kapo paliktomis alaus skardinėmis. Australų futbolo ženklas. Tai kas nors buvo labai didelis futbolo mėgėjas. Normaliai niekur nematytum, žinai, tų vėliavų kapuose, bet čia kitaip. Tas juodas baltas paukštis vadinasi Magpie ir mes turime futbolo komandą Collingwood, kur vadinasi Magpies. Atvykėliams sunku įsivaizduoti ne tik kapinių, bet ir Australijos dydį. Čia yra labai įdomi atvirutė, kur aš esu vis nupirkus ir svečiam davus. Tai yra Australijos žemėlapis ir ant jo yra uždėtas Japonija, Jungtinės Amerikos valstybės, Didžioji Britanija, Europa, Nauja Zelandija ir Pietų Rytų Azija. Ir kodėl man įdomu, nes, kaip matot, Europa beveik užima visą Australiją, nes labai dažnai Lietuvoje žmonės neįsivaizduoja, kokie dideli atstumai yra pas mus Australijoje. Dainos Sambūris seniausias lietuviškas kolektyvas Melburne, kuriam jau greitai 80. Birutė šio choro dirigentė ir dainų švenčių Australijoje, Jungtinėse valstijose, Kanadoje organizatorė, pasaulio lietuvių dainų švenčių Lietuvoje dirigentė. Jos sesuo Zita ne tik dainuoja šiame sambūryje, bet ir akompanuoja. Melburno lietuvių choras dainų sambūris. Mūsų choras buvo apdovanotas, kad jis tiek daug metų savanoriškai veikia. Pija Birutė Prašmutaitė yra pirmoji Australijoje gimusi lietuvė, 2003-aisiais apdovanota ordinu už nuopelnus Lietuvai. Ordiną įteikė prezidentas Valdas Adamkus. Dar vienas Birutės nuopelnas sukvietė ir aprašė 80 Australijos Viktorijos valstijos lietuvių moterų. Naujausia jos knyga Nežinomos herojės. Parodysiu mano giminės. Čia aš, Birutė Mortas Prašmutas. Ir paskui yra čia dainų šventėje, kai buvau 94-ais. Mes esam dainavę beveik visuose dainų šventėse. Ir tada Mortas Takaitytė Prašmutas. Kur Zita? Ir čia Zita Laimutė Prašmutaitė su parapijos choru. Čia. Dar jūsų dėmesio skelbimas. Jeigu kada nors apsigyvensit Melburne, jeigu choras dar egzistuos, tai kviečiame į Melburno dainų sambūrį, repetuojam antradieniais vakarais nuo 7 iki 9. Tai labai laukčiau tenorų ir bosų.